Aukštaitijos RTR gamina reklaminius reportažus, vaizdo klipus, įvaizdinius video filmus. Ne tik moksleivijai, bet ir suaugusiesiems pasirengę suteikti profesinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, siūlantis galimybes kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui. Toks šiandien Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Įstaiga rengianti įvairių sričių aukštos kvalifikacijos specialistus, kuriems mokytis įdomu. Keičiasi. Nėra tas pats darbas per tą patį, kai nuobodus tenais kažkas vieną tą patį darbą paėmus, kaip santechnikas, sakykime, ir ten visą laiką prie vamzdžių. Čia kažkas dažymo darbai eina, plytelių klojimas, tinkavimas, glaistymas, sienų užtaisymas, kilimų šalinimas, daug įdomesnis darbas. Netrukus apdailininku tapsiančio Tomo juodas darbas nebaugina. Kurgi juodas šmaikštauja, rodydamas baltas, lyg ką tik cukraus pudra pabarstytas rankas. Ir į Uteną vaikinas iš Dusetų sako atkakęs ne tik apie turtingą rytojų svajodamas. Ne viskas yra skaičiuojama pinigais. Čia iš tikrųjų ir žmogus ko nori. Čia įdomus darbas. Pas mus kompanija ganėtinai linksma, mokytojai pasakiškai išmoko, paaiškina, jeigu kažko nesuprantam. Būsimasis automechanikas, paskutiniojo kurso mokinys Saulius, įsitikinęs, jog jam pasisekė dvigubai. Automobiliai, jų priežiūra ne tik pomėgis, bet dabar ir profesija. O kadangi toks darbas nevargina, tai ir dirbti neketinas. Argi malonumą galima vadinti darbu? Darbo neturėti Lietuvoje neįmanoma. Čia automechanikų visur reikia ten be problemų ir randi ir kur praktiką atlikti, visi priima su mielu noru tikrai. Bet ta prasme ir užsienį galima susirasti tos darbus, nes diplomas vis tiek baigimas anglų kalba yra ir ta prasme daug šalių, kur pripažįsta, nes Europos Sąjunga vis dėlto mes esame. Vieninteliai šios profesijos trūkumai pareiškia šelmiškai, kad mokytis tenka absoliučiai vyriškame kolektyve. Merginos ne vienos. Na, ir gal ne prancūziškais kvepalais tepalai kvepia, bet kad jau tikro vyro reputacijos negadina, tai tikrai. O štai stalių dirbtuvėse tvyro kitoks, subtilesnis aromatas, įkvepiantis meniškesniems sumanimams. Kaip tik tokių turėdamas staliumi nusprendė tapti Paulius. Žadu, ką nors savo sugalvoti, bet pradžiai reikia pinigų, tai ieškosiu, ką nors toliau, vis tiek prie medžio. Šiaip, gal gausis kas. Būsimoji viešbučio darbuotoja Asta, vardijanti, kad jos paslaugų laukia visos svečių svetingumu nustebinti pasirengusios įmonės, nebejoja, kad jos lūkesčius dėmesingai aptarnauti žmonės pasirinktą profesiją pateisins su kaupu. Labai svarbi stažuočių nauda, vyksta profesinės karjeros dienos, per kurias ir svečiai atvažiuoja. Ir reikia pasiruošti, tarkim, stalą paserviruoti įvairiausių užduočių. Iš 13 specialybių, kurias siūlo Utenos regioninis profesinio mokymo centras vidurinį, pagrindinį išsilavinimą įgijusiems ir baigusiems 8 klases, išsirinkti įmanoma. Nenori būti apdailininku, staliumi, viešbučio darbuotoju, automobilių mechaniku, tarptautinių vežimų vairuotojų ekspeditoriumi. Būk prekybos įmonių vadybininko padėjėju. Esu dirbusi prekyboje, pasirinkau šitą specialybę, nes norėjau tiek, kad dar, nes čia yra naujesnė įranga negu parduotuvėse dabar, nes nedaug kur dar naudojama tokia nauja įranga kaip čia. Manau, kad prekyba klestės vis tiek visą laiką. Nes vis tiek žmonės pirks, kiti perparduos tas prekes ir taip uždirbs pinigus. Nusprendusius gyventi skaniai, uteniškiai kviečia į virtuvę. Maisto pramonės, maisto produktų darbuotojo, virėjo specialybės. Iš mados neišeis niekada. Man patinka gaminti ir noriu daugiau išmokti. Norėčiau būti mėsininku, ten man labiausiai traukia, gal daugiausiai turiu jėgos nemažai, kaip matot, tai
aš norėčiau pasirinkti mėsos, nes man tai yra įdomiausia, gal ir perspektyviausia. Pačioje Utenoje yra tų maisto perdirbimo įmonių. Tai yra galimybė įsidarbinti. Tačiau labiausiai šiuolaikišką mokymo bazę garsėjantis, vis dar besiplečiantis ir modernėjantis Utenos regioninis profesinio mokymo centras didžiuojasi laisvomis, optimizmu trykštančiomis asmenybėmis, sustojusiomis į gretą repetuoti nuotaikingo kvietimo patiems atvykti ir įsitikinti, kaip gerai čia gyvenasi, bet galiausiai pareiškusiomis, kad svarbiausia yra ne tai. Svarbiausia sausainiai matyti. Ir santą šypsą.